Galima sakyti, šventinėmis progomis dažniausiai susirenka ten daugiau žmonių, bet šiandien Green White Boys sirgaliai yra stadione ir palaikys Kauno Žalgirį ir aš tikiu, jog Orega Pavlovičiui šis galva. Geras perdavimas ir dabar pagaliau krenta pirmasis rungtynių įvartis. Pasižymė 7 numeris. Aminas Benšaibas. Na ir tik dar labiau užsikūrė tribūna, kurioje šiandien yra Green White Boys. O čia įvarčio 30. Marijampolės Sūduva prieš Vilniaus Riterius ir 18:25 minutės sekmadienį centrinė dvikova futbolo akademija Šiauliai. Čia smūgis. Neblogas bandymas, bet kamuolys praskriejo šiek tiek virš vartų. Dar viena pavojinga Žalgirio ataka. Smūgis ir nėra įvarčio. Čia Georgievičius nebesuspėjo prie kamulio. Gražus Benšaibo perdavimas ir Šogazė čia vėlgi smūgiavo. Batrore. Aminas Benšaibas. Pasiekė kamulį, jo perdavimas, bet nepavyksta nukreipti kamulio į vartus Georgievičiui. Progas nesunkiai išnaudoja. Įmuša įvartį, na, bet pati ataka tikrai gerai gavosi. Be klaidų viskas. Ekipa iškrito į pirmą Top Sporto lygą. Na ir, kad taip jau pradėjau, pats mintise susidėliojau, jog galbūt negeras ženklas. Pavlovičius su kamuliu. Perdavimas į dešinę, ten Batrore. Baudos aikštelės, smūgis ir kokį įvartį įmuša! Dejanas Georgievičius. Wow! Štai taip atrodo rami visai situacija ir štai tokia patranka, toks netikėtumas. Batrore suklaidino savo varžovą. Baftalovskis buvo prie jo, čia susistabdymas ir nieko nelaukiant apsisukus smūgis. 2-0. Kauno Žalgiris įsiveržė į priekį ir trečiose Top Sporto lygos rungtynėse. Žalgirio ataka, Oregos geras perdavimas, Šogadzei belieka tik pasiųsti kamuolį į vartus ir pelnyti trečiąjį Kauno Žalgirio įvartį šiose rungtynėse ir, na, turbūt dėti jau ir tašką. Nes labai sunku įsivaizduoti, bent jau iš to, ką matėme kol kas šiose rungtynėse, jog Alytaus Dainava sugebėtų sukurti dar kokią nors. Gali šiek tiek ir į naudą išeiti tą pertrauką, galbūt grįž daugiau žaidėjų, kurių dabar nėra sudėtyje. Čia pavojingas smūgis, bet Airidas Mickevičius gelbėja savo komandą. Na ir aišku, naujasis treneris Alytaus Dainavos, Mergenas Orazovas, irgi turės bent šiek tiek laiko įdiegti. Žiūrėsime, ir Valdas Paulauskas yra šalia, galima įžaisti kamuolį jam. Bet ir Dainavos vienas žaidėjas budi. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir krenta įvartis, 4-0. Fiodoras Černychas. Štai taip, ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Toks variantas labiausiai tikėtinas. Bet Šaibas prabėga ir Jurjono perdavimas, smūgis. Ne, jau vienu metu tikrai pasirodė, jog krenta dar vienas įvartis. Veikėjas toje situacijoje. Dar įmušė įvarčių Kauno Žalgiris ir visiškai perlaužė tas rungtynes. Įrodė šiandien savo pranašumą užtikrintai ir dėl to nekyla abejonių. 4-0 šiandien čia Kaune.